Esu žemaitis ir papasakosiu labai seną atsitikimą dzūkų kalba, kurį radau Užuguščio bibliotekos archyve. Pasakojo Ona Vindziulienė, gimusi 1916 metais, išgirdusi iš savo prosenelės Monikos Pranckevičienės, kuri gyveno Želkūnų kaime, o Baudžiavo ėjo Baudėjų dvare. Tai ir papasakojo apie Baudžiavos laikus. Užrašė ir pasakojo Rita Balsevičiūtė, Dzūkijos, Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos nematerialaus paveldo specialistė. Apie senovę Veseilę jaunosios pirmų naktį. Oi, strošni Baudžiavos čiesai. Į šitą paiką tadugi užgimė. Biednas žmogus buvo tep nuvargdytas, kad be pono pavelinimo niekur aniai nosies iškist negalėjai. Kągi čia dabaikė apie vaikščiojimų, kad ir apsiženyt talkiausiai negalėjai. Nemažniai ženytis katras katram tinka, ale tik ponas pavelys. Jei norėjai baudžiaunikas ženytis, tai pirmiausiai ne pas kunigagi, ale pas poną Pazvalenijos reikėjai prašyti. O da ir ponai, kad velniai ištvirki buvo. Jei kokia biedna mergaitė ponas nužiūro, tai da nesiklausęs pas nieko užsigaič, pergulėte su jai. O paskui už vyro išleidžia. Va kokie strošni čiesai buvo. O bernas, kad ir žinodavo, kad ponas su tai ir tai jau guliai, tai niekogi nesisprečina. Liepia, tai ir žaninas. Ką tu pašumysi, toj reiksiu tuziną. Ir tylėk. Nu va, Roza nužiūro toks bernaitis gražią mergą, irgi baudžiaunikė, ale ji buvo pakajauka, nu va ponams palocius tvarkė. Bijo bernaitis prašyt pas poną, kad laist apsižanyt. Merga sutinka tekėt. Nu ir eina abu pono Pazvalenijos prašyt. Ponas užsiėmęs, rašo. Ale sakys, gerai ženykities, galit pas kunigo eit užsaku. Ir labai šumna Veseilė buvo, veselininkai ilgai čia stovojos. O Arielka tai Baudžiavos laikų pigi buvo. Taigi visi buvo dideliai pavytoti ir paubožuoti. Jaunikis jaunuoji buvo labai nešnekus ir skromni. Viens į kitą per Veseilę net akių nepakėlė. O jau artinosi pirma naktis. Jaunikis buvo kiek drąsesnis. Jis paslapčia nuglemžė Arielkos bonką nuo stalo, nusinešė in kamarukę, kur lovo jaunikiam paklota, ir padėjo po padušku. O tom čies buvo toks baikas.
Pabrolys ciklaksto po kampus, taigi ėmė ir pasiekė jaunikį, kur tas su bonku nueis. Po tam pats įslinka kamarukėn ir pagerėjo Arielkos. Ir išeini kieno nepamatytas, giedodamas. Dar jau naktis atei, svočia atlydi jaunuosis gult kamarukėn, palinki geros nakties. Jaunosios matka buvo labai pletkininkė ir kožną vienu apšnekėdavo ir ciekava labai. Jai labai rūpėjo, kuo žentas dukteriai sakys. Tai atslinko palei durų ir klauso. Tomčias jaunikis mislina, kad drąsiau būt, pats išgers iš pakavotos bonkos Arielkos ir duos nuotakai. O tada bus drąsiau sugults. Jis ištraukė Arielkų ir žiūro. Nugerta. Ir sakys, tai kad rušyta. O matka už durų rėkia, nerušyta žentelį, auginau, žiūrėjau kaip savo akį, dievaž nerušyta. Tai mes tokias plačias skylių giminės. O kaip būna ciekavom bobom.